Jeigu aš turiu sklypą ir noriu jame susodinti mišką, mes čia atėjom po kiek laiko į šitą... Po metų. Dabar, tarkim, turiu hektarą, kuris yra šalia miško. Aha. Ir norėčiau irgi pasisodinti mišką ir investuoti. Kiek reikia turėti pinigų? Tai kiek mes ten pernai skaičiavom? 1500 eurų. Jeigu pats sodinsis, tai ten dar pigiau. Sodinukas tuo metu kainavo 50 centų. Viskas priklauso nuo tankumo, kiek susodinsi. Bet ten gali sodinti ir 1000, ir 1500, 2000, kiek nori. Tai reikia maksimumą varyti? Kuo tankiau, tuo mažiau maistinių medžiagų kiekvienas medis atskirai gauna. Nereikia ir to užmiršti. Teoriškai tai apie 70 cm. Taip, kas geras žingsnis sodinama yra. Nes vis tiek dar ir pats miškas iš savęs dar visokių želdinių, ta prasme atsisieja. Va, kaip kuo puikiausiai matos čia va. Žodžiu, 1,5 štukos reikia turėti. Jeigu aš esu ofise Vilniuje dirbantis žmogus, turiu paveldėjęs sklypą, 1,5 štukos miškas susisodina. Taip. Gerai, toliau sekantis žingsnis. Pirmųjų metai susodinti visi tie medžiai, po metų atvažiuojam, čia nieko, nesupranti, tas Vilnietis ateitų pažiūrėti. O jam reikėtų atvažiuoti po kokiai 10 metų. Tai reiškia, tu palieki tą mišką 10 metų. Ramybėj 5 metam, kad tik tais atvažiuot, pasižiūrėti, kas ir viskas. Jis tegul gyvent savo gyvenimo 5 metų. Rezultatą jau pamatė, jau vizualinis tas tikrasis rezultatas jau matos nuo 10 metų. Nuvažiuosim mes dabar, kaip tik ir pamatysim, kas buvo prieš 10 metų ir kas yra prieš metus iškirsta ir kas bus po 10 metų. Biškai pakeliausim laiku. Jeigu aš taip neturėčiau tokio žmogaus, kuris paaiškintų, aš ateičiau prie savo miško, kuris sodintas prieš metus ir sakyčiau, čia dilgelins. Viskas nėra mano miško. Žolės užėjo ir suvalgė. Bet natūraliai to žolės ateis ruduo, jos visas sunyks. Pavasaris vėl ateis, medeliai pradės. Vėl pauks, vėl pauks, vėl pauks. O kada techniškai būtų rekomenduojama, tarkim, išvalyti? Eglynus, pušynus, tai jos turi kiekvienais metais mažiausiai 4 metus prižiūrėti, kad jie paaugtų. Repelentai stebti, žolės aplinkui apipjauta kiekvieną medelį. Užauginti eglyną ar pušyną yra labai sunkus ir ekonomiškai, ko gero skaičiuojant, labiausiai neatsipirkantis medis. Kai dabar buvom į Čekiją išvažiavę į konferenciją su miškininkais, tai prieš 60-70 metų ten masiškai pradėjo visur sodinti eglynus. Miškai nerealaus grožio, bet tenais įsimetė dabar tą kinį varpą ir pradėjo visus griaužti. Ir visi ten plotai, viskas ištisai kertama, viskas džiūst. O ten šiaip natūraliai pagal visą arealą natūraliai turėtų augti bukai. Bet miškininkai paskaičiavo, kad didesnis medienos prieaugis ir kiekis pas juos gaunas, daugiau medienos užsiaugina auginant eglynus, nes ten žemės tikrai geros ir užauginti pramoninį medyną, galim taip sakyti, ne natūralų, koks tam arealui priklauso, bet pramoninį. Auga, atėjo toks laikotarpis šiuo metu, kad klimato sąlygos šyla, viskas šyla ir pradėjo džiūti.